Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinasi Jaunimo naujienos. Dėkoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Algis Ramanauskas, jau pagarsėjęs neapykantą kurstančiais pasisakymais, visai neseniai laidoje pasisakė itin žiauriai. Pasižiūrim. Įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą, ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. Džiugu, kad tokie jo pasisakymai neliko nepastebėti. Lietuvos socialdemokratų partija, taip pat Seimo nariai Beata Petkevič, Ligita Girskinė bei Mindaugas Puidokas kreipėsi į prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą dėl neapykantos kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninė, religinė ir kitokia žmonių grupė. Į teisėsaugą kreipėsi ir Lietuvos žmogaus teisų centras, tvirtindamas, kad Algio Ramanausko pasisakymai peržengė saviraiškos laisvės ribą ir jais yra skatinama neapykanta. O galime pasižiūrėti, kaip bandė atsiprašyti pats Algis Ramanauskas. Ei dėl kalbos barjero, dėl to, kad apie šį mano pokalbį su Sinica iškraipytai sužinojot iš Puidokų, kuriems taip nusispjauti į kontekstą ir taip nusispjauti jo bei į aktyvų vertinimą, tai žinokit, jūsų aš nuoširdžiai atsiprašau, teigė jis. Tikėkime, kad šis neapykantos skleidėjas susilauks tinkamo atsako. O ką apie šią situaciją manote jūs, brangūs žiūrovai? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.